Nuo vaikystės tiesiog buvau dar mokinė, gal kokioj 6-7 klasėje mane tėvai apgyvendino pas 2 seseris, rankdarbių meistrės, žiemomis, nes tada dar vaikų į mokyklą niekas nevežiojo ir taip pasitaikė apsigyventi tom žiemom pas seseris, katros buvo rankdarbių meistrės. Jos darė viską. Siuvinėjo, mezgė, nėrė ir mačiau ten gražiausių rankdarbių. Ir tas grūdas man įkrito į širdį visam gyvenimui tiesiog. Ir aš visada atsimenu tas seseris Kobeckienes iš Kaltinėnų, iš Žemaitijos, kur lankiau ir vidurinę mokyklą, dabar Aleksandro Stulginskio gimnaziją. Ir paskui buvo žinoma tam tikra pertrauka, šeima, vaikai, bet kai vėl sugrįžau prie rankdarbių, tai su visu tokiu užsidegimu ir dabar būtų nelaiminga ta diena, kurią negaliu ko nors padaryti iš rankdarbių. Labiausiai mane užvaldė nerimas, o kai atsirado knyga apie riešines, apie tai, kaip kolektyvai rengdavosi, puošdavosi, kaip būdavo naudojamos tos aprangos detalės riešinės, tai lygiavertiškai darau ir nėrinius, ir riešinės mezgu. Riešinės tai yra išstudijuota Raseiniuose, jau gyvenant Raseiniuose visą nuo 76 metų, gyvenu Raseiniuose visą tą laiką. Išstudijavau muziejuje mūsų sukauptą medžiagą, etnografinėse ekspedicijose sukauptą medžiagą, katrai yra aprašyta ir knygose, monografijose apie Viduklę, apie Raseinius. Pavyzdžiui, žemaičiai nešiojo ir iš ilgadryžės riešines, raudoną žalią juodą. Tai šitos riešinės, pavyzdžiui, yra išlikusios Šiaulių Aušros muziejuje. Ir iš ten jos atkeliavo ir į mūsų knygas. Tik tai šioj parodoj mano riešinės yra ne tai, kad siūlais išmegzti tie dryžiai raudonas žalias, bet karoliukais aš tą viską išmezgiau tuos dryžius. O šiaip gal nėra labai didelio suskirstymo, tačiau vis tik žemaičiai mėgdavo daugiausia tiesiog tokias rudas, juodas, bordinės, kaip yra sakoma, taip pat plytos spalvos, raudonos kaip žičkų raštai, tokios spalvos, tai jos atsispindi ir mano riešinėse. Na, o nėriniai, taip pat ir riešinės, aš mėgstu, jeigu parodai, aš mėgstu jas grupuoti, tiesiog tokiais triptikais, sisteminti, tokiomis temomis dėlioti. Ir taip matysis ir šitoj parodoj, ir man tiesiog patinka vis išgalvoti ir kažkaip tai sugrupuoti naujus raštus, tačiau kad jie derėtų tarpusavyje. Siūlai naudojami balti, medvilniniai, tradiciniai, ir įvairiausi, kas yra 100 metų tradicija ir daugiau, tai va užuolaidėlės, staltiesėlės, įsiuvai užvalkaliukams, pagalvėms, nėriniai paklodėms. Bandau studijuoti kuo daugiau literatūros, pradedant tarpukario Lietuvos, Sodžiaus menas, kur būdavo leidžiamas, Žemės ūkio tada dar rūmų turbūt, paskiau kiti leidiniai, yra muziejuose, yra pas mane pačią kolekcijoje. Aš vis domiuosi, kaip būdavo, nes tas tradicijos pajautimas jau kažkiek tai jis buvo mūsų kartoje pertrauktas ir reikėjo iš naujo viską susirasti ir pajusti. Ir ne visada taip ir pavyksta iš karto, tada kalbiesi su muziejininkais, žiūri fonduose, su senaisiais dar meistrais, kurie dar gali ką nors papasakoti. Na, tiesiog man yra svarbu žinios, na, o tuose raštuose vaizduojamuose susišaukia
ir juostų raštai, ir audimo raštai, ir taip pat mezgimo, na ir kai ką, tik savotiškai kitaip trupučiuką padėlioji, nes vat ir riešinės, josgi turi skirtis nuo juostų ir nuo pirštinių, ir nuo kitų dalykų. Taip kad tai tiek. O dažnai parodose dalyvaujat? Dalyvavusi esu daugiau kaip 70 parodų, pradedant, aišku, Raseinių krašto istorijos muziejuje, paskui Čiurlionio vardo muziejuje, Kaune, taip pat Vilniuje, per šventes, per folkloro festivalius, kur būna parodos, praėjus atrankinės parodas tam tikras. Ir ne tiek daug darau autorinių, man tiesiog labai patinka kartu su kitais tautodailininkais. Tiesiog kažkaip yra smagu, ne vien pačios, bet man smagu draugė su kitais. Ar specialiai kolekcijas darot, ar pastoviai dirbat? Dabar jau aš šiaip tai visai, iki šiol gal daugiau važiuodavau į folkloro festivalius ir į muges nuvažiuodavau, bet dabar jau pradėjau grinai daryti kolekcijas, o be to jau yra apsirinkę mano 5 anūkai, katram kas atiteks. Tiksliau sakant, aš pati pasiūliau, tai jau užuolaidėlė viena tai, kita tai, staltiesėlė tai, bet reikės palaukti dar, jiems dar reikės šiek tiek palaukti. Ir vėliau bus jau čia kaip palikimas. Pradžia tai turbūt nuo vaikystės. Aš mėgau tos rankdarbius ir buvo ir mezgimo, ir siuvimo. Tiesiog, ką močiutė darė, ką mama darė, kažką bandydavau kopijuoti, o paskui tiesiog labai žavėjo tie šiaudai. Ir kadangi gyvenam, ūkininkaujam tėviškiai tėvų, senelių, prosenelių, tai tiesiog paskui ta tokia mintis, kad tęst tos amatus reikia, ką darė tie mūsų senoliai. Ir taip nuo tų kelių parsineštų šiaudų turbūt su tais šiaudais viskas ir prasidėjo. Prasidėjo, aišku, gal nuo mažų ten eglutės žaisliukų, nuo žvaigždžių, kol užaugom į tuos didelius sodus, beveik prieš 20-metį jau. Ir tie sodai turbūt yra tokie gal tūrių ta didžiausia tokia rankdarbių dalis. Šiaip tai visi tie rankdarbiai eina tokiu kaip laiko ratu, gal vasarą daugiau auginam, renkam tas medžiagas, gėlytes visokias, žolytes, o paskui jau link žiemos, link rudens, adventas. Tas toks ramesnis metas, tada jau pradedi daugiau ten žaisliukus, kokius žvaigždės, pint, rišt, o paskui po naujų metų vėl viskas keičiasi, jau tada prasideda margučiai ir tikrai, ir medinukai. Tie medinukai turbūt atsirado tame, kad norėjus to ilgalaikiškesnio, to tokio gaminio darbo, kad tikrai liktų, nebūtų toks vienadienis. O paskui vėl atėjus pavasarį turbūt vėl daugiau tas šiaudas ir ta vasara tai tokia ta sodų metas pas mane. Ne tik tas medžiagos ruošimas, bet ir sodininkavimas prasideda. Ar sodai nukeliauja kažkur? Keliauja, yra ir į užsienį išvažiavusių nemažai, ir Lietuvos tikrai ne viena mieste ir regione. Stengiausi tame savo krašte daugiau populiarinti amatą, išvažiuojam šventes. Čia tokią palaikymo komandą turiu dukrą, labai irgi mėgstančią, aišku, darančią tuos darbus, bet šiuo metu lerinčią daugiau gal karoliukai susidomėjus yra. Bet tokia kaip palaikymo komanda, važiuojam abi, tai lankomės ir miestelių bendruomenių šventėse. Man labai svarbu ir aktualu tas, kad būtų vietoj puoselėjimas, neužmirštamas tas amatas, tai stengiasi ir tas edukacijas, ir smagu į mokyklą nueit, ir su senjorais daug dirbom, su 3 amžiaus universitetu. Tai nemažai tenka per metus padaryti.
O tų parodų irgi padarom kažkiek, tai jau nuo kokių 2010 metų. Tai tikrai neskaičiuoju, buvo kelios Raudorinės tos parodos, bet stengiamės dalyvauti ir tose respublikinėse parodose, ir dainų švenčių, ir 50-mečio paroda, iš Džiugos sakmių, kai būna parodos, tos jau kelintoj parodoj dalyvauju ir savo regione, ir darom, ir bibliotekose, ir bendruomenėse, sakykime, būna Šiluvoj per atlaidus, visą laiką būna tas teatrinis 9-dienis, dar toks respublikinis renginys, tai va nuo 15 metų kiekvienais metais sodai puošia tą 9-dienį, tai ateina žmonės ne tik teatrą, bet ir į parodas kiekvienais metais. Čia tokia tradicinė jau mano. Turbūt visą laiką darbuose, atostogų savo nesidarot nuo kūrybos. Tai kad nėra tų, kaip pasakyti, pabėgo į ūkį, o iš ūkio pabėgo į tautodailę. Tai toks, sakau, keičiasi tie darbų pobūdis tas. Yra kažkokie planai, yra kažkokių kolekcijų sudarimo stuburas kažkoks, kada daugiau sodų, kada daugiau kitų dalykų darot. Planuojat? Net nesiplanuoja, sakau, tas visas laiko ratu daugiau eini, kada eina žaisliukai, kada eina markučiai, ten darbus, vėl ateina vasara, tai vat per vasarą daugiau ką padarai tokių stambesnių darbų, tarp tų išvažiavimų į tas šventes visokias.